Nu, tai Nu gerai. 13 jeigu praleisim, tai 13 praleisim. Netyčia, arba praleisim vieną ir paskui paskelbsim, kad buvo toks skandalingas, kad ištrynėm. Wow. Sveiki, tinkladat priskraidėm klausytojai, žiūrovai, prenumeratoriai ir visi kiti geros valios žmonės su artėjančiai Simonai, Justinai. Su artėjančiais kuom, kas čia dabar artėja? Nu kas čia artėja? Kalėdas. Žinau, kas artėja. Neva, čia tipo, neva šventė viską. Gal ketvirto terminalo atidarimas gal artėja, tai čia su artėjančiais. Bet gerai, prieš tai mes... Tas tai tikrai artėja. Prieš tai sakom, kaip visada mūsų klausytojams, prenumeruokit mūsų YouTube kanale, Spotify, klausykitės mūsų Apple Podcast ir visur kitur. Nes mes grįžome. Nes mes nereguliariai, tai... Nes niekada negali žinoti. Ja. Taškas, daug taškais. Na ir ką šiandien pakalbėkim, čia prasidėjus gruodžiui, šiandien rašinėjom gruodžio 8 dieną, tai pakalbėkim, kuo toliau čia gyvenam. Jau užsiminėm savaime kažkaip apie Vilniaus terminalą besistatantį, kylantį. Kuo gyvenam apskritai to padangė. Ar ne, kada jau eilės Vilniaus terminale išvykimo prie saugumo tikrų išsisprendė, tai kuo dabar gyvena klausytojai, žiūrovai ir keliautojai iš Vilniaus? Kaip sekasi su statybom, Simonai? Taip iš karto nuo statybų, taip, jo, iš tikrųjų, tai matyt dabar tas klausimas, populiariausias klausimas, kurio dažniausiai tenka sulaukti, nes matyt daugiausia visuomenės dėmesio jam, tai kaip tik šiandien ryte ir teko pačiam apžiūrėti iš vidaus, kaip atrodo. Čia ruošiam įrenginuką tokį su tom susijusi, tai naujo Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo, kaip pavadinti, statybinės dėžutė buvo pabaigta, vadinkim taip, tai jau ten viduj nebėra skylių ir ten netgi statybininkai dirba kažkokius darbus pasišildydami tą vidinį reikalą. Tai iš esmės ta tokia dėžutė statybinė fazė baigėsi, tas terminalas jau nebus toksai didesnis ar mažesnis negu dabar jisai yra. Liko tik tai jau perono pusėje iš tokių vizualių išorinių darbų, tai statybiniai, ne statybiniai, o įlaipinimo bokšteliai pradėti betonuoti ir jie ten bus sujungti ir prie jų bus vėliau sumontuotos tos dvi naujos įlaipinimo rankovės, kurios jau nekartą mūsų podcast'e yra aptartas kaip pats geriausias būdas lipti ir išlipti iš lėktuvo. O dabar turbūt laukia du tokie svarbus ir matyt labiausiai komplikuoti etapai. Tai vienas etapas yra būtent tos vidaus visos įrangos įrengimas. Jau pradėta truputį ta visa nematoma bagažo infrastruktūrą formuoti. Bet laukia dar tikrai daug darbų toj srityje. Ir lygiagrečiai pradedam tą visą operacinį pasiruošimą, nes atrodo toksai gal taip iš pirmo žvilgsnio ganėtinai paprastas procesas, bet jis tikrai toli gražu nėra paprastas ir darbas su partneriais, antžeminio planavimo kompanijom ir su tom pačiom aviakompanijom, kaip reikės dirbti persikelus būtent į naują terminalą. Nes bent jau išvykimo procesuose, tai iš esmės keisis šitoje vietoje viskas. O žiūrint į bendrai patį projekto planą, tai kol kas judam su juom ganėtinai turbūt galima sakyti gerai ir kol kas tas numatytas atidarimas 25 metų sausį vasarį nėra šitoje vietoje pasikeitęs. Kaip dažniausiai būna dideliuose komplikuotose projektuose, tai dažniausiai kalbam apie atidėjimus kažkokius, tai kol kas šitoje vietoje viskas pagal planą. Nepaisant to, kad ir žiema kažkaip prasidėjo anksčiau, negu galima sakyti, taip tikėtasi. Ir kažkokie tai lauko darbai galbūt atsidėjo, bet iš tikrųjų geras dalykas yra tas, kad iš esmės iki žiemos pavyko tą visą tą dėžutę ar ne pastatyti, kas iš esmės visiškai dabar neriboja visų darbų, kurie gali vykti viduj. Ir ta project management S kreivė, esat virš ar žemiau plano? S ką simbolizuoja? Nu, ta kreivė, kur yra cumulative progress, ne, kur yra planas ir tada ten kita kreivė eina, kur actuals, tai paprastai būna arba... Tai jinai truputį virš. O klausykit, o kas yra didžiausias iššūkis akivaizdžiai buvo gauti ten visus leidimus ir susiplanuoti
tas nebejotinai ten ir labiausiai uncertain, bet jau kai prasidėjo statybos, kas yra didžiausias iššūkis, nu, kur, tipo, mažiausiai aišku, kad pavyks, nu, aš įsivaizduoju, ar pavyks pastatyti betoną šitus, kad stovėtų stogas, nu čia nėra neapibrėžtumo, ne? Aš tai turbūt sakyčiau, kad matyt, nu, pats toks, negali pirštų durti, kad va šita vieta yra sudėtingiausia, bet matyt, ta pati kompleksija yra tas toksai sudėtingas dalykas. Dabar aišku, kai jau taip vizualiai matai tas visas erdves ir gali po jas pasivaikščioti, tarsi truputį ir darosi aiškiau, kad ten, žinai, vat, nu, šitoje vietoje čia reikės surasti operatorių, kuris operuotų ten restoraną, toks ten, tarkim, išvykimo salė bus kavinė tokia per daug aukštus, tam tokiam, kaip, jeigu matėte architektūriškai, tokia yra išsikišusi trikampė dalis, ten reikia surasti operatorių šitai vietai, reikia surasti operatorių šitai vietai, yra pageidavimų šalia kompanijai kurti ten savo ticketing ofisus, jau kaip ir matai fiziškai, kur ten jie galės atsirasti, jau matai, kur ten reikia eskalatorių sumontuoti, kur ten aukštyn, kur ten šitoje vietoje žemyn, bet, nu, turbūt daugiausiai ta visa būtent kompleksija ir ypatingai turbūt, aišku, čia jau galbūt ir tikiu, kad už mane gerokai daugiau žmonės išmano, kaip tokius dalykus valdyti, matyt, daugiausiai tenais baimės ir dalykus sukūrė dalykai, kuriuos galbūt pats nelabai gerai išmanai, kaip ten tie dalykai veikia. Na, ta pati ypatingai tos nematomos dalis, kaip ten juda bagažas, kaip ten jisai turės nuo čekino nuvažiuoti ir būti išskirstytas ir kažkaip atrodys tos procedūros, kad jie į tinkamą reisą nukristų ir žemyninio aptarnavimo kompanijos rastų tą bagažą ir į tinkamą lėktuvą nuvežtų, tokie, kaip čia pasakyti, nu, nematomi keliai, kurios ganėtinai turbūt sudėtingiau atsirasti. Ir aišku, nemažai dalykų yra susiję su tom, kad pokyčiai, kuriuos galbūt kitom aplinkybėm galėtum diegti palaipsniui, dabar viskas sukrenta, tarkim, į tą patį naują T4 terminalą. Kaip, tarkim, ta pati išvykstančių keleivių patikros procedūra. Naudojam tą visiškai tokią naujos kartos įrangą, kuri kai kuriuose oro uostuose galbūt esat matę, gal tik 10 oro uostų. Šita, kur reikia daryti, ne? Ne šita, bet ta, kuri tikrina rankinį bagažą, iš kurio nereikia nieko ištraukti, tokie didelės, kaip čia pavadinkim, tie dideli bliūdai, ne, į kuriuos įdedi savo ten tą lagaminą, nereikia nei skysčių ištraukti, nei kompiuterio, nei nieko kito. Kur tokių yra? Nu, aš nemačiau. Aš jeigu neklystu, tam pačiam London City oro uoste tokius yra tekę matyti. Dabar neprisiminsiu, Dublinė vienam terminalė, žinau, kad yra, kitam nėra ir ten jie pastoviai susiduria su tokia bėda, kad visiškai skirtingas pasiruošimas keleiviams ir komunikacija dėl to vietos apsunkinta. Dabar kažkur čia irgi mačiau, dar nėra. Amsterdame, ne? Gali būti, kad Amsterdame. Tai jo, bet irgi ta pati įranga, kuri ten, aišku, pagreitina ir palengvina darbuotojams šiek tiek darbą, nes ten 3D, viskas matosi atskirais sluoksniais ir panašiai. Tas pats galbūt irgi, Lietuvoje irgi nesam tokia turėję automatinis dėžučių grąžinimas, ten iš vienos pusės ten automatiškai pervažiuoja dėžutės kitiems keleiviams ruoštis taip pat tikrai. Tai atrodytų toksai, nu, tai jau vienas pakeitimas toksai yra didelis projektas. Šitą projektą dabar darom Kaune, jau viena tokia linija yra paleista, kas šiom dienom keliauja, bet artimiausiu metu planuojam pakeisti visas 3 linijas, jos pirmiau atsiras Kauno oro uoste negu Vilniaus, nes Vilniaus oro uoste esamam terminale fiziškai tiesiog nėra vietos, nes ten gerokai didesnė, ta įranga gerokai tenais platesnė, tai automatiškai tai jau būtų visai nemažas projektas tai pakeisti, o dabar su visų terminalu dar ateina ir tas, nes ten susiję ir tai, kad ir darbuotojus reikia apmokyti, kaip su tom dirbti, nes tai jau kitos kartos visa šita įranga. Tai čia toks kaip ir vienas projektas, kuris savaime jau būtų didelis. Antras, lygiai vykdom projektą su self-backdropovo sistema, kad būtų galima ne tik tai prie registracijos stalo, bet ir patiems keleiviams palikti bagažą. Tai liks tavo opcija, ypatingai tau, kaip sakant, galėsim aptarti Eurobonus Gold keleiviui prie business class check-ino palikti savo lagaminą, bet dažniau tai be bagažo iš viso keliaujant. Bet planuojam įdiegti irgi sistemą, kur keleiviai galėtų patys užregistruoti savo bagažą. Kas žymiai suskaidys eilių klausimą, ar ne?
Čia turbūt, turbūt kiekvienas tokias priemonė, jinai dar tik tai sumažina keleiviam neapibrėžtumą, atsiranda daugiau opcijų, gali naudoti su viena, gali naudotis kita, tai čia toks daugiau galimybės atsiranda ir automatiškai, jeigu ten tokios šios opcijos, kuom jos dar palengvina, jos palengvina būtent tą vadinamą oro uostuose peak management. Ta prasme, akivaizdu, kad ir koks ten būtum didelis ir užimtas oro uostas, yra kada yra pikai, yra kada laisvesni laikai, geriau tos dalykus daryti. Tai Simonai, ačiū už update. Tai jau vainikas iškeltas tas, ar ne? Tas, kur jau, kadangi stovi dėžutė, ar ką, tai jau vainiką reikia kelti. Jau vainikas jau netgi nukeltas, man atrodo, kiek mačiau. Vainikas jau buvo iškeltas prieš kokius 4 mėnesius. Gerai, okay. Čia girdėjau tokį irgi man naujieną, kad tokia statybininkų papročiai yra, kad kai jau statybininkai iškelia vainiką, tada užsakovai priklauso vaišinti statybininkus, nes jeigu užsakovas neatsiliepia į statybininkų iškeltą vainiką, tada po to statybininkai iškelia kiaulės galvą vietoj. Viešpatie. Gerai, čia sustokim, nes čia daug gali būti visokių čia metaforų, Justinas jau Aš įsivaizduoju tiesiog, kiek yra visokių statybininkų panelkių, kur ten, Čia dar, jeigu apie tą patį terminalą kalbant ir tokį klausimą, kai uždavė, dar irgi turbūt labai prisiminsiu, iš tikrųjų matyta ir čia reikės ir su keleivių informavimu ir keleivių lūkesčiais mums stipriai šitoje vietoje padirbėti. Daug kas turbūt mes susikoncentruojam, ar ne, kad tas T4 terminalas iš esmės yra tokia viena dėžutė, dar vienas naujas statinys, kuris atsiranda mūsų dabartinė Vilniaus oro uosto kairėje pusėje, bet nemažai dar kompleksijos prideda tai, kad realiai visa centrinė automobilių stovėjimo aikštelė ir su visa judėjimo schema, su visų būdu, kaip automobiliai dabar juda, jinai iš esmės keisis. Ir iš esmės šitos permainos darbai šitoje aikštėje prasidės iš karto ateinančių metų pradžioje. Tai ateinančių metų vasarą yra numatyta labai daug permainų tenais ir susijusių su nauja ilgo nuotolio autobusų stoties įrengimu, su naujais viešojo transporto paviljonų įrengimais ir galų gale ta visa nauja ir kiss and fly vadinamoji zona, ar ne, kur dabar turime tą savo legendinį pandusą, kur atlieka tą kiss and fly zonos funkciją. Planuojam beje ateinančios metų jau gegužės ar birželio mėnesį jį uždaryti, nes jisai ten reikalingas tolimesiems bus permaina. Tai sakiau, čia jau irgi, kad reikės turbūt kažkokį tai ir uždarimo vakarėlį padaryti, nes žmonės turbūt per 20 metų tokį įaugo į kaulą, čia tokia kaip batybė, kad Vilniaus oro uostas išsiskiria po tokiu užvažiavimu į antrą aukštą su automobiliais. Tai lauksim kvietimo, Simonai, tos vakarėlius, kad iškart pasiplanuot čia su Justinu, kad nepraleisti esminių įvykių. O tai reiškia, kad turbūt ką keleiviams toliau rekomenduosite atvykti, ar tai keis kažkaip tai tą patirtį atvykstant, vėl, nežinau, prieš 3 valandas. Techniškai, kaip tai keis ar nekeis? Kaip terminale, tai nieko nekeis kitą vasarą, kas vyks pačiam išvykimo terminale, nes jis iš esmės liks toks pat ir tas pats, kuris yra šitoje vietoje yra dabar. Keisis turbūt šiek tiek būtent pats atvykimas priklausomai nuo to būdo, kaip atvyksti į oro uostą. Jeigu atvyksti traukiniu, turbūt mažiausiai tau keisis, nes traukinys ten tai pačioje vietoje matyt stos. Tiek jeigu atvyksti ten, galbūt jeigu atvažiuoji ir parkuojasi automobilį, tai kai kurios parkavimo aikštelės bus uždarytos, bet kai kurios tos ilgalaikės daugiaaukštės, tai jos visos liks turbūt savo vietose. Bet ir viešojo transporto sustojimo vieta turėtų keistis ir visi tie, kuriais jūs kažkas atveža arba kažkas pasitinka, tai turbūt tos bus didžiausios permainos. Aišku, aš dar tokį irgi iššūkį matau iš tokio keleivio patogumo pusės, matyt, tam tikras nepatogumas bus, kad reiks savo kojomis su lagaminu užvažiuoti į tą antrą aukštą. Tai ten keliai yra, vienas kelias yra ant panduso užlipti, nes iš vienos pusės bus galima tai padaryti. Yra laiptai senam atvykimo terminale, ir yra liftas, bet tas liftas jisai yra ten realiai vienas. Teko jau važiuoti to liftu, kokiu jisai greičiai yra? Tai aišku, kad teko.
Tai prasme, nu, su straigė gal lenktynės padaryti reikia, ar greičiau Kur tu skubi, atvažiuok laiku į terminalą, kur tu skubi, nusiteik gerai kelioniai. Štai visiems žmonėms. Aš tam beje, žinokit, aš tam ir skrendu lėktuvu, kad sutaupyti laiko, o ne tam, kad neskubėti šiaip jau. Tai lėktuvas atskris net anksčiau, galbūt atskris net anksčiau. Ne, bet pats principas, kad tiesiog tam lėktuvui ir naudojamas, kad truputį pagreitė. O šiaip tai kalbant apie atvykimus, taigi turėjau čia, tai nežinau, turbūt nesusvarkė. Buvau Londone ir atgal skridau Lutonas Vilnius, tai ir nežinau, pamenatgi buvo čia, mes dar šnekėjom, kad gaila tik Gaisras. Buvo Liutuvė gaisras, jo, gaisras, ten visus evakuavo, bet gaisras tęsiasi, tai ten jau galėjo ir daugiau patalpų nebelikti. Tai dabar Liutone atvažiuoji su, pavyzdžiui, taksu, arba gal su autobusu biškį grup, jeigu atvažiuoji su taksi, tai drop-offo zona yra, kur anksčiau buvo parkingas ir pėsčiom arba su shuttle autobusu reikia pavažiuoti ten pro tą tiltą. Tą tunelį apačioje. Jo. Tai numeta tave ir dar 7 minučių, 10 minučių ėjimas. Tai vasara gal nieko būtų, išskyrus, kad tos 7 arba 10 minučių. Ir kad tas praėjimas yra, jis tai niekada nebuvo padarytas tiems srautam. Tai ten, jeigu jau šiaip Liutonas buvo zū, tai dabar dar labiau zū yra. Tai labai, o tas parkingas beje buvo visiškai naujas, kai kur sudegė. Tai gerai, Justinai, klausyk, mes visada aptarėm mūsų kelionės kažkokius tai įspūdžius, aptarkim ir dabar, kur kas keliavome, žinau, kad keliavai po Ameriką dabar, kažkur tai buvai išlėkęs, gal nori papasakoti šiek tiek, kaip tau sekėsi keliauti, ką matai, kur buvai, kaip keliavai. Jo, keliavau, skridau Vilnius, New Yorkas. New Yorką nuvariau keliom valandom pasižiūrėti Manhattaną, tada iš New Yorko į Houstoną, skridau su SAS ir United Airlines. Houstone buvau, tai čia atskiri papasakosiu, tai buvau Houstone, tai pasiėmiau pick-up trucką tokį didelį, su juo į New Orleansą, ten 6 gal valandas vairavimo. Iš New Orleanso su Spirit Airlines į Miami, iš Miami į Monrealį. Iš Monrealio ten vairavau į kaimą, tokį Kanados labai toli. Tada atgal skridau atgal turėjau skristi į Grenlandiją, tai irgi ten ilga kelionė iš to kaimo į Quebec City, iš Quebec City skridau į Toronto City, iš Toronto International į Reykjaviką. Ir tada pasikeitė planai ir tada po kelių dienų grįžau su Baltiku. Tai čia tai labai intensyviai skamba, ką? Jo. Ten atostogų dalis, nes čia dalis atostogų, dalis darbo buvo. Tai atostogų dalis buvo intensyviai, nes laiko buvo, kiek buvo. Tai, žodžiu, kokie highlightai. Kad faina, pirmas highlightas, vis tiek, Amerikoje, Kanadoje, nes labai daug vairavau šiaip gana skrydžių, bet ir daug vairavimo buvo. Faina, tas Amerikoje visa infrastruktūra vairuoti šiaip yra, kiekvieną kartą, kai aš tai darau, yra žiauriai faina. Vis tiek, visus Statoilus, tą konceptą išrado Amerika, dabar, convenience storai, ten maisto, viskas padaryti yra tam, kad tu komfortiškai kaip vairuotojas jaustumėsi. Greitkeliai visur yra, bet, ne vien greitkeliai, bet, toks dalykas, kad, pavyzdžiui, kokia ten valstybė buvo? Teksase ar Luizianoje? Dabar net nepasakysiu. Didžiulis pliažas, kuris ten tęsiasi 100 km ir gali su mašina važiuoti, jeigu nori privažiuoti, kempinti, ten barbekius, tai atvažiuoji, atsidarai pick-up trucko galą, ir ten gali vakarėlį daryti. Ką amerikiečiai ir daro. Tai apie kelionės highlightus, jeigu taip šnekant, apie airlines ir skrydžius highlightų, šiaip viskas žiauriai sklandžiai. Įdomus dalykas, kad Airlines Amerikoje kažkaip planuoja laiką taip, kad visą laiką atskrenda greičiau. Tai jeigu ten New Yorkas, Houstonas skrenda 3 valandas 20, tai tvarkaraštį 3:55 dėtas. Ir tu visą laiką atskrendi greičiau iš esmės, nebent kažkas įvyksta. Ir kažkaip pastebėjau, ir Miamis Monrealis lygiai taip pat kažkoks toks dalykas yra. Kas man įstrigo, gal skridau Quebec City, Torontas su Dashu. Tai abiejose visi buvo tos vadinamos rankovės. Europoje labai įprasta sakyti, tai čia maži lėktuvai, tai čia neišeina.
Tai va čia dabar įdėsim nuotraukytės, labai gražiai, rankovės privažiuoja prie ir tam. Ai, va, dar dalykas toksai iš highlightų. Tai kai buvau ten Kvebeko provincijos šiauriai, tai ten mūsų užsnigo taip visai normaliai. Tai kas man paliko įspūdį, ant kiek kanadiečiai yra pasiruošę sniegą nusikasti. Taip, šitą labai lengvai galima su Lietuva palyginti, ant kiek jie rimtai tai žiūri ir tipo, po sniego tos audros, 2 dienos, tu taip žiūri, kad čia keliai viskas yra visiškai nuvalyti, šaligatviai nuvalyti, ten jie daug mašinų nutauna, jeigu trukdo nuvalyti, bet visiškai 2 dienos po sniego tos audros būna gyvenimas visiškai normalus ir niekaip netrukdo sniego. Nežinau, tu sakysi palyginti su Lietuva, galvoju su Vilniaus oro uostu ir kaip valo. Tai norėjau sakyti palyginti su Latvija, su Rygos oro uostu. Per 2 dienas, tai man atrodo, Lietuvoje irgi čia jau taip nuvalo, bet Lietuvoje čia dažnai bus lūkestis yra, kad per valandą turi nuvalyti. Bet aš labiau ne apie greitį nuvalymo, bet apie galutinį rezultatą, kaip atrodo nuvalyta gatvė Lietuvoje ir Kvebeke, ar ten Ontario, Kanadai. Tai ten jinai yra visiškai sausa danga ir ten jokio nėra. Ir tas nėra, Vilnius Kaunas greitkeliai tai irgi taip nuvalo, bet labiau tiesiog gatvėse. O šiaip beje, man atrodo labiausiai skirtumas po Amerikos kažkaip atvarius, kad pas mus, man toks įspūdis, kad tiesiog apšvietimo mažiau yra visur. Tamsiau vakare, nes tai ten irgi tamsu yra, šiaip mažai tos savo šviesos, bet šiaip gatvės apšvietimo tiesiog žymiai intensyvesnis ir žymiai šviesesnis jis yra Amerika. Arba man tiesiog taip pasirodė. O paskutinis dar iš tokių kelionės highlightų, tai buvau jau kiek čia 3 sporto varžybose amerikietiško futbolo, krepšinio ir ledo ritulio. Houstone, New Orleanse ir Floridoje. O prieš tai buvau Žalgirį Kaune pasižiūrėti, tai supratau, kad mūsų visi krepšinio ten ekspertai, jie lygina visai, kad nes būna, NBA nuvažiuoja pažiūrėti. NBA iš visų šitų 3 sportų buvo 10 mylių prašiau už NFL ir NHL. Ir man jau toks, aš nežinau, gal ne vienam NBA game buvau ir visi blogi būna. Tai, kai mes galvojam, kad amerikiečiai nemoka sporto žiūrėti, tai mes lyginam su krepšiniu, bet amerikietiškam futbolui ten emocijų buvo daugiau negu Žalgirį Kaune. Tai tas mane labai... Čia galbūt tiesiog, kad mes turim palyginimui tą, kaip čia pasakyti, aukštesnę kartelę šitoje vietoje, nes jeigu turbūt lyginsi Jungtinių Amerikos valstijų kontekste, tai ten NBA tai populiariausia vis tiek lyga ir ten pagal žiūrimumus visus ir panašiai. Aišku, negali taip sulyginti, nes NFL ten varžybų turi ten turbūt 20 kartų mažiau ir ten tos vienos svarbiausios varžybos daugiau sutraukia, bet jeigu ten turbūt žiūrėti bendrą dėmesį visam tam sportui, tai Amerikos kontekste NBA tai vis tiek pavyksta pasiekti geriausių rezultatų. Jo, bet žinai, turbūt čia ne apie tai, aš labiau apie tai, kaip mes įsivaizduojam, kas yra ta atmosfera. Tai kečiausia žiūrėti atmosferą yra, ten, nežinau, Belgradas, Atėnai, kur ten čentai, ten visa kita, o tada jau ten tipo lietuviškas krepšinis, ir jau tada visi kiti. Tai, taip Lietuvoje nupiešiama yra. Tai vat, o amerikiečiai tai ateina, valgo burgerius ir žiūri kaip kiną. Tai taip yra NBA, bet taip tikrai nėra NFL. NFL dar yra tailgate party prieš rungtynės, kur ten kelias valandas jie atsidarė savo tuos Cybertruckų galus, atsivežė savo pačias didžiausias Walmart kolonėlės ir ten vyksta balius. Ir jie tada su tą nuotaiką nuvaro į tas varžybas. Jeigu dar geros varžybos, tai ten kauniečiams, žiūrint Žalgirį, dar pasimokyti yra iš ko. Tai tas mane labai nustebino, nes lūkesčiai buvo visai kitokie. Tai yra tai. O šiaip antrą kartą buvau šiemet Amerikoje ir supratau, kad tiesiog, kiek daug visko galima pamatyti Amerikoje ir kiek tai yra smagu ir gera infrastruktūra. Ir, aš nežinau, čia turbūt 10 valstybių buvau, tai dar 40 liko. Tai yra ką veikti. O čia beje keliauji bendruoda per pačią tą jų padėkos dienos piką, man atrodo, po to aviacijos ten statistikai skelbia, kad tai ten viršė visus 19 metus ir tai buvo absoliučiai tenais, mačiau ir Flight Radar skelbė ir kad visam pasaulyje buvo, tiesiog, kai daugiausia lėktuvų buvo ore ir
ir Jungtinių Amerikos valstijų oro uostai fiksavo daugiausia keleivių, jie skaičiuoja, man atrodo, kiek žmonių praeina patikrą, TSA turi tam centralizuotą statistiką ir užfiksavo rekordą, ar būtent tos dienos jautėsi, kad iš tikrųjų ta infrastruktūra yra perkrauta ir iš tikrųjų daug žmonių visur ir panašiai. Nes bent jau iš to, kad teko girdėti, kad taip, čia turbūt buvo bene pati sklandžiausia padėkos diena, nes ten visos aviakompanijos didžiosios bent jau irgi viena po kitos skelbia statistiką, kad ten berods ir American Airlines ir United, kad ten kai kurios dienos nei vieno cancelled skrydžio per visą dieną, kai rekordinis skrydžių skaičius. Tai aš skridau, sekmadienis buvo oro uoste, visi šnekėjo, kad sekmadienis laukia pati diena, nes, kaip vyksta, ketvirtadienis yra padėkos diena, penktadienį niekas nedirba, ir jie sekmadienį, padėkos diena yra amerikietiškos kūčios, iš esmės, jeigu tai išėta, ne? Tai jie trečiadienį, ketvirtadienį suskrenda, ir tada sekmadienį skrenda atgal savo namus. Aš skridau penktadienį po padėkos dienos, tai irgi buvo žmonių, bet čia nebuvo pati labiausiai busy diena. Tai penktadienį oro uoste visi šnekėjo, kad čia laukia labai busy sekmadienis, bet penktadienį irgi šiaip nebuvo tuščia, bet šiaip tai palyginti su Europos, kaip pas mus būna užgrūsta, tai nebuvo tokios. Man atrodo, tas jausmas ateina, jeigu būtų ten tų atšauktų skrydžių, bet kadangi jų nebuvo, tai ten viskas labai sklandžiai. Nepamirškim, kad Amerikoje apskritai pastatų infrastruktūra yra labai didelė. Ta prasme, ten vietos šiaip žiauriai daug viskam yra. Ta prasme, tai, kad visur tie bridžiai iki lėktuvų yra, ir tai reiškia, kad terminalas turi būti pakankamo dydžio, kad užtektų tam. Tai šiaip visiškai niekur neįsėdė. Geras buvo bairis. Prisiminiau Houstone. Aš ten per kelis terminalus prasinešiau. Tai koks yra terminalas, kur atskrenda vietinės avialinijos, tai labai ten gražu. Nors, aišku, Houstono oro uostas yra pastoviam rekonstrukcijos maude. Ta prasme, ten pastoviai kažką remontuoja, ten kažkas vis neveikia. Bet tada yra jų tas terminalas, kur atskrenda iš LATAM, iš Latin America keleiviai. Tai ten Karmėlava yra kiečiau negu tenai. Tai labai įdomu, kad normalus oro uostas, bet vienas terminalas padarytas, kur visiškai zū. Visiškai baisiai. Tai, Jungtinėse Amerikos valstijose tai terminalus ir vartus tai valdo pačios aviakompanijos, ten yra jų net nuosavybė ir jie tenais jie ir plauna, jie ir valo, ir ten vien tik tai jų darbuotojai būna tam atskiram gabale kažkokio terminalo, tai čia gali būti galbūt ir su tom susiję, tai nežinau, ar ten tos Latino Amerikos aviakompanijos pačios valdo, ar galbūt nuomojasi iš kažko, bet tai irgi tam tikrą įspūdį turbūt sukuria. Tam pačiam, man atrodo, JFK oro uoste per 7 ar 8 terminalai pas juos skaitos ir ten kiekvienas turi atskirą operatorių ir ten patirtis gali būti visiškai skirtinga. Jo, tai labai įdomu buvo. Ir dar vienas dalykas apie oro uostus kalbant. New Orleans oro uostas, aš nežinau, ar jisai po audros buvo perstatytas, bet jisai yra vienas turbūt įspūdingiausių, erdviausių, gražiausių terminalų, kokiuose man yra tekę būti. Kas patiko, kas padarė įspūdį? Žiauriai didelės erdvės, šviesu labai, ir tu taip labai laisvai jauties. Yra tų tokių oro uostų, kur tiesiog kažkokios didelės erdvės, bet vis tiek kažkaip nesukuria to erdvės terminalo, o ten toks, taip kaip Kinijai stato terminalas, bet dar geriau padaryta. Tai, man buvo, kur ten tipiškai kokiam Niuarke, tai ten vis tiek viskas suspausta, ten tos vietos nėra daug, tų pastatų kaip ir daug, bet viskas, tai tu jautiesi taip visai, kad tokiam suspausta, o New Orleans'e taip, nežinau, šitas karalienės, koks tas vardas, Jordanijai tas oro uostas, taip pat, vos ne. Smagu, kad pasidalinai kitą kelionę, kur turi kažką suplanavęs, įdomesnio, ilgesnio. In the workings, ar kaip čia pavadinti, planavimo stadijai. Nežinau. In process. Simonai, kaip tau teko, turbūt darbinės kelionės tavo dabar rutinai, tavo gyvenime, tokios daugiau point to point, airport to airport, ar ne, susijusios su vežėjais, tai papasakok, galbūt kažką turi apie naujienas, kuo gyvena dabar avialinijos. Turbūt kelionės iš tikrųjų palyginus su Justino atostogomis ir ne tik atostogomis ir jo darbais Grenlandijoje, tai žymiai mažiau įdomias, nes tas turbūt skraidymas Europoje, jisai tikrai yra nuobodus ir kaip čia pasakyti, nuobodžiai sklandus. Ar pavyko laiku nuskristi taško į tašką, persisti, grįžti? Jo, tai čia turbūt per paskutinius kelius mėnesius teko keliauti į Dubliną, Briuselį, Budapeštą, Madridą.
Tai vienintelis nesklandumas, bet kaip sakau, čia yra turbūt statistika, tai į Stambulą nepavyko nuskristi, nes Turkish Airlines atšaukė skrydį, nes jiems įgulos laikai baigėsi, bet nu, čia turbūt, jeigu taip žiūrėti plačiaja prasme, tai vis tiek matyt labiau statistika yra tokie dalykai. O šiaip iš tikrųjų, tai nu, manau, kad vėlgi tas keliavimas, tas toksai sklandžiai nuobodus, jisai irgi turbūt parodo, kad ant kiek aviacija taip jau yra atidirbusi visus tos procesus ir gali labai ir trumpas ir greitas keliones suplanuoti, nereikia tam daug dienų. Taip, tai kuo dabar gyvena avialinijos? Ką šneka? Kad nėra lėktuvų, o gal jų ir nebus? Kas čia bus dabar ateityje? Jo, šiaip, tai prasme, matyt, kažkokios per industriją slenkasi įvairias tendencijos, tai lėktuvų trūkumas dabar iš esmės yra bet kurios aviakompanijos galvos skausmas numeris 1. Ir čia turbūt net nelabai turbūt įmanoma atrasti aviakompaniją, kuri su tokiu dalyku nesusidurtų, nebent kažkas neturi galimybės plėstis arba neturi ambicijos plėstis ir jiems ten nieko nereikia papildomai lėktuvų. Ten, galbūt, nežinau, ar tokia aviakompanija apskritai egzistuoja šiuo metu Europoje, gal koks LIOT, kurie ten tarsi sprendžia kažkokius savo lėktuvų parkų klausimus, bet taip ne taip sparčiai, nes šiaip tai, vos ne visi lėktuvai, ar bet kokia tavo lėktuvų parko struktūra, ten turbūt turi vienokių ar kitokių problemų. Čia galim girdėti tas pats Vizeiras, kuriam dabar irgi su variklių problemų, su variklių defektai susidūrė, ten jie turi nugroundinti ir patikrinti ten 60 iš savo visų turimų lėktuvų ir tai padaryti per metus, ir tas patikrinimas vieno lėktuvo trunka apie 3 mėnesius, kas iš esmės visiškai suvaržo jų plėtrą ir prikulia aibę operacinių problemų. Čia jau mes turbūt kelias vasaras kalbėjom apie tas pačias Air Baltico iššūkius su A220 lėktuvais, kurie verčia atsargiai planuoti ir ten, nors jie nuolat gauna tų lėktuvų, dabar padarė naują užsakymą lėktuvų, bet jisai ten pradės eiti 26 metais, tai irgi tas atsiremia į tai, kas ten užsakinėja kokius nors naujus A320 arba 737 Maxus, tai labai stipriai kenčia nuo gamintojų vėlavimo, nes vėlavimai tokie irgi pasidarė nuolatinė būsena ir kad ten turbūt tas lagas yra matyti apie pusę metų šitoje vietoje. Aišku, tai sukuria absoliučiai auksinės sąlygas visoms vadinamosioms ACMI aviakompanijoms, bet kiek tenka girdėti, irgi kalbant su jomis, jų plėtra labai dažnai irgi labai yra apribota, kad visi dabar antriniai lėktuvai esantys iš antrų rankų, ar net lėktuvai, dėvėti lėktuvai, kaip mes jas vadinam, ar ne, yra tokie brangus, kad kartais plėstis nėra business case, vadinama, dėl to, kad tas lėktuvo leasingo kainos yra tokios didelės, kad to neišeis. Tai bendrai, ar ne, tarkim, bet kokios aviakompanijos tinklo planavimo žmonės, maršrutų planavimo žmonės, tai yra jums galvos skausmas numeris 1, jie gyvena su tom apribojimu ir daug plėtros planų. Panašu, kad aviacija bendrai tiki, kad ta paklausa bus toliau sveika ir auganti ir 24 metais, bet matyt pagrindinis ribojantis veiksnys yra būtent galimybė už protingą kainą turėti savo parke pakankamai lėktuvų, kad išpildyti visus savo plėtros planus. Taip. Tai čia kalba kaip trūks lėktuvo, kiti galvoja, kad kaip čia įdiegti Wi-Fi į lėktuvus, ar ne, jūs mes esam kalbėję apie kad kitiems tai yra kažkokia tai siekiamybė, ar ne, ir Wi-Fi on board, Justinai, ar ne, tu turėjai patirties. Šiaip įdomu, turėjau kada čia gegužės mėnesį, gegužės pradžioje turėjau bilietą į Torontą ir atgal. Ir, ten buvo 2 variantai, su LIOTu arba su SAS skristi, su LIOTu buvo žymiai, labai ten ženkliai pigiau. Ir, ir galvojau, su SAS tai žinau, kad Wi-Fi bus, ir kad jisai veikia. Čia turbūt esminis dalykas, nes būdavo anksčiau, kad, tipo parašo yra, bet, nėra. Tai pamenu, skridau su LIOTu ir LIOTe nebuvo. Ir realiai, gerai, kad šeštadienį skridau, bet jeigu skrisčiau darbo dieną,
Tai, kad tu gali reaguoti ten į laiškus ir dirbti, tai labai daug vertės sukuria papildomos, nes vis tiek dingti 8 valandom skrydžiui tiesiog, tai jau šiais laikais toksai tipo, kad geriau gal ir nedingti. Taip. Tai man atrodo, sakyčiau, kad iš mano patirties, kiek aš esu tom avialinijom papuolu vis įvairių, kad jau dabar tie, kas turi Wi-Fi, jau pas visus yra neblogas. Skridau čia tada iš Toronto į Reykjaviką, tai Iceland Air Wi-Fi buvo tiesiog geras ir tiesiog viskas ten veikia. Ir ten e-mailus gali bet kokio dydžio siūsti, ten Teamsai veikia, ten skambučių nedarysi, bet iš esmės dėl kitų priežasčių nedarysi. Bet text ir e-mails važiuoja puikiai. Tai man atrodo, kad pagaliau visi išsisprendė, kad tas Wi-Fi yra normalus ir jisai veikia, bet ne pas visus yra. Tai čia ir Baltic, kada čia sekmadienis skridau Reykjavikas Ryga. Ir kažkaip taip to Wi-Fi nebuvo, ir bet taip jau, jeigu vidury savaitės skristi darbo reikalais, tai visai gerai būtų tas Wi-Fi. Tai jie įsidiegs, nežinau tik tai kada, nuo kitų metų gal tą. Jo, čia kažkoks tai buvo, mes galim gal plačiau paminėti klausytojams, kad dar nebuvo kažkoks tai info ore, ar aš maišau. Ar ne, apie Baltic yra pasiskelbę, kad jie bus vienas iš pirmųjų klientų šito Musko interneto, kaip jisai vadinasi, Starlink berods. Tai kiek ten teko susipažinti, dar ten jie testuojama technologija ir čia Balticas vienas iš tų turbūt pirmųjų klientų bus, jeigu viskas pavyks taip, kaip veiks, bet ten panašu į tai yra, kad čia gali būti toks tam tikras techninis proveržis, nes ta Starlinko įranga jinai ir gerokai pigesnė, ir gerokai lengvesnė, ir mažiau energijos vartojanti, ir pats ryšys bus gerokai pigesnis aviakompanijoms, nes dabar aš suprantu, kad tie visi bandymai aviakompanijos naudoja skirtingas technologijas ir tada bando visokiausius skirtingus modelius, kaip iš to uždirbti arba neuždirbti, arba kažkokias paslaugas duoti, ar riboti megabaitus, ar riboti greitį, nes ten turbūt irgi kakliukas tam tikras yra, tai dabar čia tokių turbūt toli gražu esame kažkokio standarto arba ten minimalios kartelės turbūt, ko galima tikėtis lėktuve. Dabar tokia atrodo tos aviakompanijos, kurios turi tą internetą vienokį ar kitokį veikiantį, dabar čia tarsi nemokamai bando duoti susirašinėjimų žinutėmis, bet kad negalėtum brausinti. Man atrodo, ir turkai dabar taip, Turkish Airlines tą padarė ir ne viena kita aviakompanija, kur eina būtent tuo keliu. Lufthansa, man atrodo, irgi taip pat. Šiaip turiu dar tokį apie tuos internetus, dar keletą čia susidūrimų. Pirmas susidarimas yra, tai čia, tokiam vienam laive truputį praleidau laiko, jisai buvo uoste, bet šnekėjau su kapitonu, su įgal, sakau, tai kaip čia dabar laikai pasikeitė, tai turbūt interneto normalų turit, nes anksčiau taigi laive neturi interneto, ten turi set phone ir viskas. O jis sako, dabar tai Starlinkas, tai YouTube'as, viskas veikia visiškai no problem. Ta prasme, kad realiai bet per paskutinius 10 metų buvo visiškas breakthrough su internetu laivyboje visų pirma. O kitas dalykas, kad man vienoje tokioj labai nuošalioje vietoje, kur nėra jokių komunikacijų, mes ten projektą darėm, reikėjo interneto, tai naudojom ne Starlinką, bet Kaimetą. Kaimeta yra kitas provideris, jie naudoja susijungia į OneWeb tinklą. Tai irgi, tai prasme, visiškai vidury kalnų, vidury niekur numeti Kaimetos dėžutę ir turi internetas, kuriuo ten Teams call'ai, YouTube'as veikia visiškai be problemų. Ten, nežinau, 15 megabitų tai tikrai buvo, jeigu ne 50. Tai, šiaip tai šitie maži satelitai, kurie skraido, jie mano supratimu visiškai sprendė interneto klausimą. Tai ir iki lėktuvo ateis, kad, nebėra jau jokių priežasčių neturėti interneto niekur, jeigu tik tais noro yra. Taip. Simonai, dar grįžtant prie Lietuvos padangės, tai kaip pasibaigs metai aviaciniai šitie 23 Lietuvos oro uostam? Kokios džiuginančios ar nuosaikios nuotaikos užbaigiant metus? Čia turbūt tie metai užsibaigs kaip užsibaigs, akivaizdu, kad jie tenais dar priartina prie 2019 metų, aišku, jau
vis darosi sunkiau turbūt vis labiau lygintis iki tos 2019 metus, nors taip statistiškai vis norisi taip lygintis, nes tai atrodo, kad ten kažkiek auksiniai metai, bet jau tiek dalykų yra pasikeitę, nuo ten, nežinau, nuo reguliavimo, galų gale, nuo netgi keleivių įpročių ten, ir panašiai, kad darosi vis sunkiau ir turbūt jau pamažu lūšim prie to, kad pradėsim, kaip čia pasakyti, kaip normaliais laikais lyginti su praeitų metų tendencijomis. Tai dabar, aišku, gyvenam labiausiai 24 metų turbūt planais. Akivaizdu, kad dabar tas laikas, kai aviakompanijos taip pradeda jau dėlioti tos konkrečius savo tvarkaraščius būtent 24 metų vasarai, iš ko gali vienas ar kitokias tendencijas įžiūrėti, bet matom, kad iš tikrųjų pats procesas yra pakankamai toks vėluojantis, nes dažniau būdavo, kad jau lapkričio pabaigoje, bet jau taip jau į pabaigą tas procesas eina, dabar matom, kad nemažai aviakompanijų dar tik tai pradeda kažkokius sprendimus priiminėti ir viskas yra susijęs su to pačiu lėktuvų trūkumu, nes aviakompanijos vis dar iki galo nežino, kiek lėktuvų savo, tai sakykime, toj komerciniai dispozicijoje turės 2024 metų vasarą ir nuo to labai stipriai priklauso jų sprendimai, kuriuos jos daro. Tai turbūt vėlesniuose epizoduose mes aptarsim, ar ne, kaip galėtų atrodyti ir kad atrodys vasarą 24 ir ko čia tikėtis, ar ne, kas. Bet tuo tarpu, kai vieni skaičiuoja, kaip čia grįžti kalėdoms, kalėdinius skrydžius perka ar ne namo į Lietuvą, kiti planuoja skrydžius iš Šri Lanką, galbūt iš Vilniaus ar ne. Čia kas čia per darinys Vilnius Šri Lanka, kas čia per naujiena iš Lietuvos. Kaip čia pavadinti? Tiesioginis, bet ne non-stop skrydis, ne? Pavyzdžiui, kas čia? Mombasa, Šri Lanka. Mombasa irgi yra, nesiemet. Jo, kažkaip taip turbūt, žiema yra toksai metas, kaip sakant, kai tiesiogiai pasiekiamų taškų pasaulyje, kuriuose būtų šilta, o 95% žmonių nori atostogauti pliaže, tiesiog nėra. Kadangi Kanarų salos irgi dabar jau tampa tokios šaltos visai, tai kelionių organizatoriai verčiasi vis per galvą, ieškodami krypčių, kur galėtų nuskraidinti žmonės, kad žiemos metu, ypatingai sausį, vasarį, kovą, galėtų būti pakankamai šilta. Tai toksai tam tikras išradimas arba grįžimas, prieš 15 metų ten skrydžiai su sustojimais būdavo visai įprasta praktika. Tai dažnai ieško tokių būdų, kaip su kažkokiu techniniu sustojimu pasipildant degalų, nuskaidinti kažkokį kurortą, kuriame tikrai būtų šilta. Tai šią žiemą yra suplanuoti skrydžiai, jūs nes paminėjo į Mombasą, į Mombasą, Zanzibaras buvo. Su sustojimu kažkur Egipte pasipildyti degalų. Ir šių metų, prieš pat Kalėdas, man atrodo, suplanuotas yra pirmas skrydis iš Vilniaus į Šri Lanką. Berods planuojamas sustojimas pasipildyti degalų, jeigu neklystu, Bahreine. Ir gerai, ką jūs galvojate apie tokius? Gerai, tai dar vieną dalyką, kurį reikia aptarti, kad yra skrendama su tokiais pat lėktuvais, su kuriais skrendama į Antaliją A320 su neatsilenkiančiam sėdynėm ir tokiu lowest of the lowest cost. Kaip jūs manot apie tai, ar tai yra geras produktas skristi taip toli? Aš tai manau, kad turbūt kiekvienas produktas jisai turi savo pirkėją. Bet kokiu atveju kelionė tokiu būdu, jinai iš tikrųjų yra greitesnė, vis tiek, bet kokiu atveju, nes ten tas techninis sustojimas, jisai tam užtrunka turbūt 50 minučių ir skrendama, jeigu tu ten skristum iš Šri Lanką, gal per Stambulą toks mažiausias vietūros būtų, bet ilgas persėdimas ten pakankamai tokiam dideliam komplikuotam ar ne oro uoste, o galbūt netgi tektų skristi per kokį Frankfurtą ar Vieną ar kažkur, kas netgi yra iš esmės skrydis į kitą pusę. Tai manau, kad vienas dalykas yra pagreitina. Antras dalykas, žmonės matyt skirtingai vertina, ką mes vadinam komfortu. Tai turbūt mums matyt dažniau komfortas yra komfortiška sėdynė, jeigu ten kažkoks ekranas ar ten, nežinau, telefono pasikrovimo galimybės, arba šiandien podcast'e kalbėjom apie Wi-Fi. Kitiems žmonėms yra didesnis komfortas, būtent skristi su pažįstama
viena kompanija su pažįstamu kelionių organizatorium, kuriame, nu, tokio teoriškai, jame yra mažiau rizikų, sėdi Vilniuje ir žinai, kad ten tave kažkas Šrilankoje pasitiks, o kas ten jau bus pakeliui, nu, tai jau kažkaip, tai taip ar taip turbūt ten tos 13 valandų kelionės ar vienokiu ar kitokiu maršrutu, jos taip ar taip varginančios yra, nu, tai čia galbūt bus kažkas tokio. Ką turbūt kelionių organizatoriai laimi, tai jie turbūt irgi ten dėlioja tos tvarkaraščius taip, kad ten galėtum ten tiesiai tave paimti ir vežti į viešbutį, nenuskristi ten apie 6 ryto, kai tavęs į viešbutį neįleidžia. Ir visus kitokius dalykus, tai matyt, nu, egzistuoja tam tikras segmentas žmonių, kurie vat, būtent tokių kelionių ieško. Ką tenka girdėti iš tų pačių, ar ne, kelionių organizatorių, kad panašu, kad, nu, Europa tampa ypatingai brangiu regionu ir ypatingai brangiu turistėms paslaugoms ir tie visi viešbučiai, ar tai būtų Italija, Ispanija, ar tai Turkija, nu, jie žymiai brangsta, kad iš esmės tie tolimesti kraštai, nu, turi tam tikrą ir produkto kainos pranašumą, kad kartais tikėtina vis daugiau atsiras pasiūlymų, kur galbūt bus pigiau keliauti į kažkokį žymiai tolimesnį tašką, negu į kažkokį tai artimesnį kurortą. Bet šiaip, aš dabar vėl, nu, galvodamas, nu gerai, Egiptas pigu, viskas tvarkoja, Mombasa irgi pigu, ten Tailandas ar Šrilanka irgi pigu, bet Europą lyginti su jungtinėm valstybėm arba Meksika, tai, nu, nėra ką lyginti. Ant kiek ten yra geriau, paplūdimių yra žymiai daugiau, viešbučiai yra žymiai didesni, daug yra vietų, kurios yra visiškai nebrangios. Nu, nereikia į Miami Beach varyti, bet yra ten nuo visokių savanų iki Cancūnų, kur tikrai yra pigios kainos. Nu, ant kiek tai yra nepalyginama su Europa. Kur Europoje yra kurortas, kuriame būtų fainas smėlis, šilta ir būtų dideli viešbučiai, erdvus ir dar būtų ten iki $150 naktis. Nėra tokių iš viso konceptų. Turkijoje pilna. Tai dėl to visi ir keliauja į Turkiją. Bet, nu, aš nesutikčiau su tom, kad Jungtinėse Amerikos valstijose tai geri viešbučiai, jie labai labai brangus. Nu, jie, man atrodo, kad jie brangesni bus negu Europoje. Tai turbūt labiau, jeigu ten kalbame apie tą patį Karibų regioną, nepaslaptis ir yra, kad dėl ko visi amerikiečiai ir kanadiečiai varo į Meksiką ir ten į Karibų salas. Aš žinai, gal kokį dalyką lyginčiau, kad kiek gali real estate gauti. Labiau per tai, kad Amerikoje, nu, nori, jeigu gauti Airbnb kokiam nors ten, nu, Džordžijos valstijoje, ne, tai prie jūros, tai ten tikrai gali gauti labai affordable, jeigu tau ten reikia, kad būtų prie vandenyno, tai tikrai laisvai gali gauti didelį namą, pakankamai pigiai, ten pasimti mašiną ir turėti atostogas, bet, nu, stafo, kuris pila drinksus ir gamina maistą, neturės. Tai čia be abejo, tai tom Turkijos nebytinsi ir Meksikos tom nebytinsi. Tai bet čia turbūt, jeigu pradedam lyginti Džordžijos valstiją, tai turbūt galim ten lyginti, nežinau, su Juodkalnija arba su Albanija, nu, kur irgi kažką panašaus gali gauti. Ir iš esmės tai turbūt yra kylantis kurortai, ypatingai paskutinius turbūt 3 metus. Man kažkaip, Džordžija vis tiek taip arčiau širdies dėl tvarkos, dėl visko, negu gal ten yra Juodkalnija ir Albanija, gerai viskas. Einant į pabaigą, man toks klausimas, tai kur sutiksit naujus metus? Simonas, žinau, kad tinka Simonui skrendant sutikti naujus metus, kur nors tai 31 dangui gruodžio. Ar turit minčių jau? Justinai, tu? Ne? Aš Kanarų salose. Aš visiškai nesutinku, Simonai minėjai, kad šalta Kanaruose, tai aš protestuoju, nes bandysiu ten sutikti naujus metus. Man tai naujai metai turbūt švenčių sąraše turbūt būtų top 30 kažkur. Tai... Jo, čia ne apie šventimą, apie praleidimą. 30 vietoje, tai dėl to nelabai... Apie sutikimą. Turėjau planą į Dubajų varyti, turiu dar biletą, bet planai susijaukė ir nevažiuosiu, tai nežinau. Ar būtum skridęs tiesioginį reisą? Į Dubajų tiesioginių? Nebūčiau, nepirkau, o pirkau su Turkish per Stambulą dėl 2 priežasčių. Priežastis numeris 1 yra, kad su Turkish buvo, galvoju, gerokai pigiau šiaip. Va dabar nebeprisimenu, kiek ten kainos skirtumas.
ar tai dienos netiko, o kitas dalykas, kad su Air Balticu į vieną pusę reikia naktį skristi, o su Turkish galima į abu galus skristi dieną. Tai jau aš čia po skrydžio Torontas Reikjavikas, tai aš dar kartą prisiminiau, kaip yra blogai skristi naktį ir kokia ten būna savijauta po to. Taip. Tai Sutinku su tavimi. aš pakankamai toli esu pasiryžęs nueiti tam, kad neskristi naktį. Ir man atrodo, kad turbūt čia dar vieną dalyką, kurį tu bandai nuo mūsų nuslėpti, kad Turkish Airlines yra Star Alliance, kurio tu goldas esi dar kelis mėnesius, bet dėja Sasas išsikrausto artimiausiu metu iš Star Alliance į SkyTeamą, tai bus daugiau motyvų skristi su KLM ir gal su Air Balticu. Šiaip beje ne, tiesą sakant, šitas faktorius nėra didelis dėl tokios paprastos priežasties, kad aš šių metų mylias esu jau ten seniai surinkęs, kiek man jų reikėjo. Šitas žaidimas panašu kitais metais baigėsi, o Rygoje persėdimai yra 50 minučių, tai aš niekaip net negalėčiau pritempti, kad man lounge'o reikia Rygoje per 50 minučių. Tai kad ir kaip norėčiau pritempti šitą dalyką, bet šitas dalykas turėjo suveikti. Ir, yra sorto priežastis, tai kai skridau į Houstoną iš New Yorko, tai va tada yra pasirinkimas, ten skristų kažkokiam avialinijom ir tada yra United, kuris yra Star Alliance, ten gauni lounge'ą. Tai va tada yra motyvas imti United, nes gauni lounge'ą, gauni ten, negauni American Fast Tracko, nes American Fast Trackas yra tas TSA pre-approved. Tai jie tokio kaip Fast Tracko kaip ir net neturi daug kur. Taip, kai palėtėm lounge'us ir Dubajus, tai irgi toksai turbūt niuansas, ne, mums irgi Vilniaus oro uoste pakeitėm 2 dienas ir lounge'o darbo laiką tam, kad reiso į Dubajų keleiviai galėtų juo pasinaudoti, nes toks turbūt Vilniaus oro uostui pakankamai egzotinis išvykimas yra 23 valandas 55 minutės. Wow, va čia tai požiūris, va čia tai... Bet čia žiūrėkit, čia geras apie lounge'us. Tai gerai, lounge, aišku, dabar yra visiškai kai kur nujoti, jau apie Müncheno Lufthansos lounge, man atrodo, mes nuotraukas nedėjom, kaip ten yra baisu. Bet... Yra tų precelių, ko tu čia varai. Jo, bet bet aš einu prie kito dalyko, kad man atrodo, kad lounge'ai turi prasme tada, kai tu skrendi su persėdimu ir turi 4 valandas ten Kopenhagoje, Münchene ar Stambule, kur nieko veikti, ar ant suoliuko sėdi, ar kažkiek patogesnis ten sofa ar fotelis ar kėdė. Bet kai skrendi iš Vilniaus 23:55, tai atvarai oro uostą 22:30, kam ten tas lounge'as? Ką ten dėl pusvalandžio, kad pasidėti, nueini... Tai yra Vilniui 22:30, kur atsisės. Tai aš visiškai... Tu, Justinai, man atrodo, labai kažkaip bandai racionalizuoti visus dalykus. Keliauja žmonės dėl to, kad būtų smagu, kad būtų faina, kad sėdis vakare yra labai smagu, kelionė į Dubajų yra smagu ir žmonėms tai būna gyvenimo kelionė. Absoliučiai. Tai jeigu turi galimybę, tai kodėl nepasidžiaugti ir bandyti nužudyti tą džiaugsmą. O gerai gyventi neuždrausi. Tai manau, kad šitą linksmą gaidą mes ir stabtelkim šiandien mūsų 11 alfa epizode. Sakom, ačiū mūsų klausytojams, prenumeratoriams, klausykit mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, prenumeruokit ir susitiksim jau netrukus. Likit sveiki. Daug džiaugsmo ir lounge'ų jums. Gerai, viso laimingai. Iki.